Turim dieną po šalto fronto, naktį praėjo frontas su audrom ir su daug lietaus. Tai va, prognozavo, kad čia tų debesų neliks, bet kažkaip man sunku tikėti, kad jie išnyks. Nu gal ir išnyks, pamatysim. Tai va, padas debesų virš aerodromo pagal Flarmą 1200 su viršum, tai va kyla. Papalimą pasiruošęs. Šiandien kylu paskui Bristol ultralaitą. Irgi gerai kelia jie. Startas atsidarys už 5 minučių. Bet dar reikia palaukti apie 40 minučių, kol sustiprės sąlygos ir pakils debesų padas, nes dėl to praėjusio naktį šalto, anksti ryte praėjusio šalto fronto atsidengė saulė žymiai vėliau negu pačio ryto. Reikia, kad saulė daugiau prašildytų žemę. Tai reikės palaukti. Čia paskraidysim aplink starto liniją kažkur tai 40 minučių. Buvau nuskridęs 16 km į maršruto pusę. Apsižvalgyti. Tuoj į dešinę pasuksiu. Tai va, mūsiškiai jau Vladas startuoja. Tai va, bet aš manau palauksiu dar kokią 15 minučių. Gal 20. Kairiau ar dešiniau? Man atrodo, kad debesų padas po biškį kyla. Žiūrėsim. Oras kol kas gražiai atrodo, padas iki 1400. Tai va, tipiškas oras po šalto fronto. Reikės sparnus nusivalyti prieš startą. Nes jau šiek tiek musių prigaudžiau. Va, kaip orelis atrodo. Einu startuoti. Vaizdelis gražus, išsiimt pavyko šalia debesies šiek tiek. Startavau. Gražus vaizdas. Dabar taikykis puškutę, nes paskui niekur nenuskris.
per dešinę pusę. Čia gatvelė stovi. Bet čia netoli labai už 3 kilometrų draudžiama zona yra, bet panašu, kad užsisuks ta gatvelė į kairę, ten, kur man reikia skristi. Tai jau dabar bilę aukštį pasiim. Na? Tai jau tu kovo nelauktų bilę išsikrapštyt. Jo. Čia reikia peršokinėti dabar į kairę. Nu va, su ereliu skrieju kartu. Įdomu, mane bandys atakuoti, o taikosi. Užeidinėja į kovinę poziciją. Gražus didelis erelis. Gerą kilimą man parodė. Va. Gražu būti su gamta kartu. Nu ką, einam į priekį. Persiplanavau šiek tiek taškų išsidėliojimą, bent jau pirmos zonos tašką pirmą. Iš labiau pietinio į šiaurinį. Nu, ateinu virš daugų, čia rimti debesys, bet aukščio tik 800 metrų nuo žemės, tai norėtųsi susirasti kilimą ir išsiimti čia aukštį. Va, vaizdelis koks. Turėtų čia būti. Padas tai gražus. Tai kad per žemai nebūčiau. Graži čia, bet norėtųsi aukščiau skristi ją. Panašu, kad išlaukiau gero kilimo. Šalia visai daugų. Skrendu į pietus nuo Alytaus, pro Alytaus poligoną, kurį reikia
greit, nes šiandien draudžiamas jisai. Dabar irgi einu į antrą. Matyt šaudo. Tai va, ir čia dabar graži gatvė stovi link ežerų. Pabandysiu išnaudoti tą gatvę. Tai va, gal ne taip greit skrendu kaip tie, kur link Merkinės nuėjo piečiau. Bet čia irgi 35 iki blogai nėra. centro. Dabar čia irgi svarbu susirasti kilimą ir išsiimti aukštį. Tai va, ir apskridinėju Alytaus poligoną. Čia šiaip gera energetinė vieta. Čia paprastai būna ir padas aukštesnis, ir kilimai stipresni, bet svarbu rasti kilimą. Kažkur ties Nemunaičio, ne? Ne, stipriai piečiau. Nu, va, išsiėmiau beveik padą prie Nemunaičio. Dariau tu Į pietus tarp poligono ir Nemunaičio. Aš jau Vladą išėjau į priekį, einu link ežerų, tą gatvelę nuo Nemunaičio. Supratau. Žodžiu, prie Nemunaičio išsiėmiau į pietus nuo Alytaus. Alytus va čia. Kažkas skrieja. Pagal spalvotumą panašu Kupčikaitis. Aha. Nu va, bandau išnaudoti čia pavienius debesiukus. Kad gautųsi energetinė linija, kad gauti kuo mažiau žemėjimų. Nu va, priekį ežerai, va ten va reikia prie obelijos nueiti, po tuo geresnių debesių, o paskui pažiūrėti, gal ten ir toliau bus neblogai. Va taip va, skraidom šiandien. Liko skristi 1:09 minutės. Atskridau virš didžiųjų ežerų, lipsiu ant metelių ir ieškosiu čia kilimo, kad susirasti, išsiimti aukštį ir tuo pačiu suktis jau į sekančią zoną. Kelk. Rodo, kad vidurius reikia paimti. Pasižiūrė. Kur tas kilimas stipriausias?
čia jau reikia suktis, viskas. Gražus vaizdelis čia Visažeriokų. Jo, po to pakeliu į dešinę. Tik tai kilimas nestiprus, reikia ieškoti stipresnio. Apsisukau antroj zonai, netoli Daugų. Dabar liko paskutinė Varėno zona. Liko skristi 38 minutės. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Darius, tu į antrą gal laimėjau? Į trečią. Taip. Netoli Marcinkonių skraidau, o Marcinkonis. Iš miškų. Čia oras jėga. Gatvė išnaudojau, tik tai tiek, va, už sektoriaus skrendu, bet va dabar čia suksiuos. Ir viskas gausis labai gerai. Panašu, kad net gatvė link namų yra. Sukuosi. Tuoj į sektorių įskrisiu iš kitos pusės ir žiūrėsim, kaip namo parsirasti. Skaičiuoja 4 minutės plius. Žiūrėsim, kaip čia gausis. Liko 20 minučių skristi. Trūksta 650 metrų parėjimui. Tarp Marcinkonių ir Varėnos gavau kuolą. Kol kas termiko vidurkis 2,8, bet biškį pamečiau arba susilpnėjo čia palei padą debesies. Bet panašu, kad dar vieną kartą reikės stoti. Matosi, kad čia padas aukštesnis. Priekį debesį žemiau šiek tiek. Trūksta 200 metrų aukščio parėjimui. Liko 15 kilometrų. 14. Praskrendu pro Valkininkus, bet labai nedaug atsargos. 90 metrų tik tai. Tai man visai nepatinka. Kažkaip negavau paskutinio kilimo gero. Ėmiau, bet buvo labai blaškytas. Nėjo sucentruoti. Ir negaliu gazo duoti, rodo plius 7 minutės. Panašu, kad vieną musevalį dešinį pamečiau šiandien ir
dešinys sparnas visas aplipęs musėm. Nesupratau, tęskite 3 km pradėti. Gal šitie debesiokai pakels biškį. Nors aišku, aš jau žemai esu. Alfa 10. 3 km praneškit. Papa Lima 10. Papa Lima 9. Patikrink kratelės išleistas kurso 360 subimas. Liko 3,5 kilometro. Pratau, tęskite 3 km praneškit. Alfa 3. Supratau, patikrink kratelės išleistas kurso 360 subimas. Papa Lima 3. Patikrink kratelės išleistas kurso 360 subimas. Ateina dabar kas? Grupė ateina, galite išjungti variklius ar pakviesti. Ar 3? Būknės patikrink kratelės išleistas kurso 360 subimas. Patikrink kratelį kurso 360 subimas. Kita 3 praneškit. Nu ką, skrydis baigtas. Skrydis baigtas, vidutinis greitis 92, nekoks, bet žiūrėsim, ką teisėjai suskaičiuos. Kita 3 praneškit. Diena vis tiek įdomi.